Nuostabu. Žinokite, kad viešpats savo atsirenka ištikimai. Atsigulę, apgalvokite širdimi ir tylėkite. Psalmė 4 skyrius. Nuo 4 iki 5 eilutės. Dažniausiai viskas einasi gerai. Ir taip greitai pametame Jėzų iš akių. Ir tada dažnai ateina laikas, kuomet jis mus paguldo. Galbūt tai ligonio lova, aš vienatvė. Arba. Jis turi daugelį galimybių. Kai kuriems jau tapo įgūdžiu ieškoti menės, kur galėtų kasdien pasikalbėti su Dievu ar kartu su juo pabūti. Dievas kalba tyloje. Tyloje apsvarstome savąją situaciją. Galime regėti klaidas bei Dievo vedimą. Galime tapti dėkingi arba pagiežingi. Kuomet stebėmės patys save, turime tai daryti Jėzaus šviesoje. Antraip, priskirsime savo įvairias apgaudas. Jis yra Dievas, darantis stebuklus. Tik dėja, aš tai taip greit pamirštu. Ir kito sunkumo metu vėl neberandu pergalingo tikėjimo Jėzumi. Kadagi pagaliau aš išmoksiu, jog Dievo stebuklai mano gyvenime neturėtų būti užmirštami, o ryškiai papriešti. Tuomet auga drąsa ir dėkingumas, o taip pat ir mano tikėjimas. Tyloje galiu atpažinti Dievo kelius su manimi. Dievo dienos šurmulyje nepajėgus tuo suvokti. Tyloje Dievas formuoja manąjį charakterį. Tyloje jis pripildo mane viską, kas yra būtina. Dievo keliai kartu su manimi nėra tokie jau lengvai atpažįstami. Pirmiausia, matosi chaosas, prisilenkimai, trūkčiojimas, pirmyn, tai atgal, labirintai. Vis dėlto tyloje aš regiu, kaip Dievas viską sutvarko. Viskam suteikia prasmę bei tikslą. Viešpatie, esu dėkingas tau, jog mano gyvenimą vedi į tikslą. Kartais aš nepastebu, bet tu matai pradžią ir pabaigą. Kaip gerai, jog tu esi viešpats. Amen.